Sveiki, draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastos. Aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Vakar aplankėm Wake Up Kaunas vandenlenčių parką. Šiandien ryte atsikeliam su giedru dangum ir saulė, tačiau tai truko neilgai ir po kokio pusvalandžio dangus vėl apniuko, pakilo vėjas ir pradėjo lyti. Tai orai labai nedžiugina šioje kelionėje mūsų, bet vis tiek reikia važiuoti į kitą parką, tai važiuojame į kitą parką ir tuo metu apie jį papasakosim. Bet čia tokia diena jaučiu prastesnė. Aš nemėgstu. Oras blogas, tada su tuo nesąmonė viskuo. Taip, važiuok į vėją. Aš mačiau. Vidury vasaros 10 laipsnių. Bet vis tiek mes važiuojam į sekantį parką. Sekantis parkas yra Dock 7 Akademija. Tai parkas įsikūręs Kaune. Jisai turi 2 sistemas. Dešinėje stovi SESITEC 2.0 sistema. Jinai yra šiek tiek švelnesnė, lengvesnė, malonesnė naujiems raideriams, plus ten yra daugiau figūrų. Bet kairiai pusiai yra Wakeline 2A sistema, kuri jau yra agresyvesnė, iš viso didesnį greitį, tai jinai yra tinkamesnė oro triukams. Nors oro triukų mes nei vienas iš mūsų nedaro, bet vis tiek reikės išmėginti abi sistemas. Tai važiuojam į Dock 7 Akademiją ir išmėginsim jų parką. Ir tikėsimės, kad gal išlis saulė. Vienas prastesnių orų, su kai susidūrėm, vėjuota, lyja, šalta, 10 laipsnių buvo ryte, dabar 11 netgi. Sveiki. Ne pačios smagiausios sąlygos, Mantas. Joris. Jie malonu. Nu nieko, gali slūk netrukdo. Nu, tam tikra riba yra. Jau motyvacijos nebelabai tokio oro yra. Kaip nors. Dar vieną šiais metais. Prieš pabaigiant sezoną. Atsargiai nenuslysk. Edis? Taip. Važiuojam. Gal yra tikrai labai gaivu, bet aš esu ištikimas savo šortų ir hidromis nesiu iš principo šią kelionę. Tai pažiūrėk, gal nesušalsiu. Dock 7 parkas Akademija. Na, oras nedžiugina, bet
Bet mes stovim ant vandens. Tai dabar aš plaukiu dešinesnėje sistemoje. Tai jinai yra Wake System 2.0 vokiečių gamybos. Jinai labiau pritaikyta naujokam. Jinai yra švelnesnė, tikrai jaučiasi ant pockio. Na ir figūros yra biškai lengvesnės. Tai pasimėgaukim plaukimu čia. Na, o dabar plaukiam Wakeline 2A sistemui. Sąlygos gal ir negeras, bet šiaip plauk labai faina. Aš sakiau, kad plaukti tikrai labai smagu. Aišku, dabar jau kažkai sunku į krantą plaukti, kada nieko nematai. Bet šiaip tai labai gerai. Tai jau petis nebelaiko. Kuri fainesnė, kairė ar dešinė? Tai dešinė švelnesnė. Jo. Daug švelnesnė ir kairės matys, kad oro triukam labiau. Jo. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Gerai, ačiū, kad priėmėt. Labai buvo smagu ir tikrai labai buvo malonu su jumis pabendrauti. Džiaugiamės, kad nepabūga pakavą. Labai pakėlė nuotaiką. Ačiū. Iki. Visai neblogas oras Nebelyja. ir neatrodo šalta. 6 diena, 16 parkas. Taip. Jau 16 parkų, šiaip sunku patikėti, kad per 6 dienas, šiaip jau beveik savaitę keliaujam, labai sunku patikėti. Bet šiandien orai iš ryto atrodo tokia graži diena, po to buvo taip šalta, dabar jau yra 12 laipsnių netgi ir nustojo lyt. Baigus mums plaukti Dock7 akademijoje. Kaip sistema tau parkas? Aš tai gal norėčiau pasakyti, kad pasikroviau geros nuotaikos ir energijos 100%. Nes rytas buvo tikrai niūrus ir nesinorėjo net išlipti iš mašinos ir galvojau, kaip dabar reikės plaukti. Bet plaukti sekėsi tikrai gerai, buvo labai gera plaukti. Visai nebuvo šalta. Bet kas labiausiai pakrovė energijos, tai darbuotojai. Darbuotojai yra nerealūs ir tikrai labai šiltai priėmė, buvo labai malonu pabendrauti ir net buvo gaila, kad mums reikia važiuoti toliau, nes norėsi likti, dar pasiūlė ir picų ir būtų norėsi taip picų tu paragauti, bet gaila, kad reikia išvažiuoti. Turint omeny, kad mes sėdėjom mašinai prieš išlipant ir einant į parką ir mes galvom, ką mes darom savo gyvenimu, kad tokiu šaltu oru einam plaukt, bet dabar jo, praplaukus, aš praplaukiu abiejose sistemose,
Tai vanduo šiltas, bet išlipus į krantą realiai žmonės dar šiltesni, labai maloniai bendrauja, labai daug sužinojom apie parką ir aš manau, kad parkuose ir vienas svarbiausių dalykų yra žmonės ten dirbantis, nes jie ir nepaisant koks oras, jie sušildo ir pakelia nuotaiką. Tai dar kartą ačiū Dog7 akademijai, nes tikrai pakelia nuotaiką šiandien. O jūs, jeigu gyvenat Kaune, tai būtinai čia atvažiuokit, o net jeigu ne Kaune gyvenat, važiuodami pakeliui užsukit ir tikrai pasikelsit nuotaiką. Ne, tikrai rekomenduojam, užsukit, esant tiek blogam, tiek geram orui. O mes važiuojame į kitą parką, jūs prenumeruokit, nes rytoj naujas video ir susitiksim rytoj. Iki.